Sveiki! Aš esu Motiejeva Proglasė. Šiandien aš jums pristatysiu, kaip pasikeitė mano antrieji namai – Loščių vidurinė mokykla. Taigi, ekskursiją pradėkime nuo paradinio įėjimo. Štai kaip atrodė mūsų senos, medinis, šiek tiek kirvarp, mano mažųjų draugų paragautos durys. O dabar! Štai kaip jos atrodo dabar! Gerai, ką mes čia apie tas duris? Gal užeikime į vidų? Štai! Dam, dam, dam! Sporto salė! Dam, dam, dam! Senoji sporto salė buvo šiek tiek nejauki, nereikių grindų, sienos atrodė senos, dažai atsilupę, o krepšinio lankai neturėjo tinkliukų, juk taip lygo katastrofai, nes Lietuva krepšinio šalis. O dabar aš jums parodysiu savo sugebėjimus. Ding, ding. Juk anksčiau negalėjau to padaryti, nes bijojau čia užeiti viena. O Dieve, kokia smarvė! Tikriausiai čia mano papas. Nusiprausiau. Oi, apsidairykite, kaip čia viskas pasikeitė. Net galiu nusiprausti. O dabar skrendam, parodysiu, kur aš palaikiau savo dailią kūno formą. Pirmiausia, į akis krenta taip, jog čia labai šviesu. O to anksčiau nebuvo. Čia man būdavo liūdna, jaučiausi vieniša, pamiršta. Bet mano džiaugsmui išpjovė langą ir kiekvieną dieną matau savo draugus. Anapus lango anapus, napus lango mažiau tų nukreipimų. Antras dalykas, kuris krenta į akis. Treniruokliai. Anksčiau aš buvau štai tokia. O dabar? Na, pasižiūrėkite, kaip aš kiekvieną dieną palaikau savo nuostabias kūno formas.
priminiau, juk tai mūsų naujosios kameros. Mes su jomis labai saugus. O štai mano pirmieji džiaugsmai atsiradus kameros. Na, o dabar bandykite atspėti, kas čia buvo. Nežinot? Ogi rubliai. O dabar mūsų rubliai yra kitur. Skrendam, parodžius. Ne, pajuokavau. Užeikite. Jau pasigėrėjote? Na, dabar skrendam į kvapniausią mokyklos vietą – valgyklą. O dabar skrendam ten, kur daugiausiai vienoje vietoje gyveno dėdžių internetų ir tetų Google. Anksčiau čia gyveno dėdės skaičiuotuvai ir tetos žiniuotės. Tačiau jau persikraustė kitur. Apie tai pakalbėsime vėliau. Čia yra muzikos kabinetas. Čia aš dabar klausiausi pačios gražiausios muzikos, o anksčiau čia mokinausi šokti. Aktų salė labai daug ko nepasikeitė. Štai prieš ir po. Čia vyko, vyksta ir vyks įvairiausi ir patys įdomiausi renginiai. Pažiūrėkite, kokios sienos būdavo. Pilkos, slegiančios, aštrios. Aš visada susižiūrėdavau savo dailiąsias kojeles. Nugi kitoje, kaip viskas gražu. Pasikeitė. Balta. Balta, kur dairais. Senas pasakas. Oi, vėl nukreipau nuo temos. Dabar aš turiu saugoti šias sienas, nes tik ant jos uždedu koją, iškart lieka antspaudas. Žiūrėkit, parodysiu. Ups, ką aš padariau? Lygiai girdžiu nuviltikų, niekas nepamatė. Na ką, tęsim mūsų ekskursiją. Štai, naujas dalykas mūsų mokykloje yra šis didžiulis televizorius. Nors gal ne visai didžiulis. O kai aš jį žiūriu, man patinka sėdėti ant šių sėdmenčių. Aš užimu labai mažai vietų. Pažiūrėkite. Na gerai, užteks čia tinginiauti. Skrendam toliau. Neseniai čia dar buvo 3 kabinetai. Informatikos,
pradinė klasė ir prieš mokyklinio ugdymo klasė. Nuo dabar čia įsikūrė biblioteka ir mokytojų kambarys. Matote, kaip čia gražu? Man tai labai. Oi, atsiprašau, taigi tęskime toliau. Deja, dabar mes galim girdėti, apie ką kalba mokytojai. Štai šiame kabinete pernai metais dar buvo biblioteka. Tačiau po 20 metų Plokščiuose vėl atsirado vaiko darželis. Prieš 20 metų mano mama lankė darželį Plokščiuose. Žinoma, jis buvo kitoje vietoje. O šį darželį galės lankyti mano vaikai, anūkai, proanūkai, proproanūkai, oi, ką aš čia darau, skrendami į antrą aukštą. Štai čia yra pati kvapniausia mokyklos vieta. Užėjkim, užėjkim. Tai vyksta gilūs apmąstymai apie gyvenimą. Visą procesą palengvina žaidimai. Jau čia net galima daryti šokius. Gal jau baigėte žaisti? Gerai dabar. Oi, labai atsiprašau. Aš labai trumpam čia užsižaidžiau. Nepykit. Išpirkdama kaltę, pratęsiu mūsų ekskursiją. Я по-русски не kalbаю, sunkių žodžių nevartaju. Na, o štai čia gyvena mano anksčiau minėti dėdės skaičiuotuvai ir tetos liniuotės. Gerai, štai čia yra vienas iš anglų kabinetų. Jame yra labai įdomus dalykas, kuris man labai patinka. Užeikime. Galite apsidairyti. Štai ji, smartboard, arba išmanioji lenta. Aš niekad negaliu ant jos nutūpti, nes viską ką paspaudžiu. Va, parodysiu. Bet ji man vis tiek labai patinka. Beje, šių lentų mokykloje pagal mano skaičiavimus dar yra tokios 3. Gerai, skrendam toliau. Štai šis kabinetas biologijos ir chemijos taip pat yra atnaujintas. Pažiūrėkite. Šiame kabinete veikia dienos centras. Už šių durų anksčiau buvo fizikos ir geografijos kabinetas. Tačiau čia persikėlė dailės ir technologijų kabinetas. Pažiūrėkite, kiek čia daug vietos.
tiesiog rojus. Taip pat pas mus mokykloje yra apsauga nuo gaisro. Taip pat tokie dūmų detektoriai. Na, štai, dėja, bet mūsų ekskursija baigėsi. Tikiuosi, jums patiko mūsų nauja, graži, atnaujinta mokykla. Beje, norėčiau parodyti, kokius naujus baldus turime. Jei ko nespėjote pamatyti ar norite įsižiūrėti atidžiau, kviečiu jūs pasisvečiuoti mūsų mokykloje ir viską atidžiai apžiūrėti. Ačiū jums už dėmesį. Iki kitų susitikimų.